Gerai, labas visiems, antras dublis startui. Ir čia Deividas Maconka. Su didžiausiu mikrofonu. Su didžiausiu mikrofonu, Žygimantas Gečas. Ir mūsų svečiai, tai Eurovizijos viltis tarptautinėse vandenyse, tai grupė Katarsis, Alanas ir Lukas. Labas dar kartą. Labas. Mes apsimetinėjom, kad mes to ką tik nedarėm ir neperfilmuojam. Labai prastai apsimetinėjom. Labai prastai apsimetinėjom, aš negi galvoju, net nenoriu kartuoti tų pačių žodžių, žinai, bet vis tiek pakartau tarptautinėse vandenyse. Gerai, eikim prie esmės. Mes kalbėjom, kad jūs esat šiandien anksti atsikėlę, jums tai yra anksti. Aš jau pusę dienos išgyvenęs, žinai. Tai klausimas jums, ar jūs turite kažkokią rutiną savo gyvenimuose? Tarkim, keliatės anksti, ar keliatės, kada jau organizmas sako... Nu, tos neturi, turbūt. Kelias anksti nėra rutinos, galima daryti prielaidą. Nu, jo, tai reiškit. Nežinau, kelios tada, kada reikia. Realiai. Bet turbūt ne kiekvieną dieną ryte kažkur reikia būti, ne? Ne, antradieniais ir ketvirtadieniais paskaitas keltis, bet ten, nu tas anksti tai 10 ryte. Ai, anksti 10. Nu anksti, man tai anksti. Luka, kaip tavo rytiniai reikalai? Panašiai, jeigu reikia keltis, tai tada keliuosi, jeigu ne, tai mėgau. Labai mėgau. Trupai ir aiškiai. Aš pavyzdžiui jums ir jūs kaifuokit nuo šito ir niekada gyvenime neturėkit kažkokių, žinai, duties, kur reikės anksti keltis, nes tai nėra pats didžiausias kaifas, nors saulelė rytinė matyt fainiai. Pradedam gal nuo tavo, klausyk iš karto. Žinoma. Mūsų tradicija, kaip jau turbūt klausėte visus 41 įrašą mūsų podcast'o iki šiol. Pirmasis klausimas būna apie kėdus. Nežinau kodėl, bet taip jau susiklostė. Taigi, Luka, ar pamini savo pačią pirmąją kėdų porą ir kokia tai būtų? Bet tą, kurią atsimeni. Jo, gal mama nupirko turgui skečerius, tarkim, nežinau. Naikus, man rodos, pasiėmė sportbačius juodus tokius. Bet iš karto, žiūrėk, kai keičiasi, skiriasi kartos, ne? Mes kalbėdam vis tiek, jeigu mūsų karto žmogus sėdi, tai dažniausiai būna, žinai, kariukai, jie pradeda Naiku, labai gerai. O tai prasme, čia tiesiog laisvalaikio batai buvo? Jo, į mokyklą eit, aš vis laik kažkaip, aš nešiodavau iš kažkur gautus batus, gal išauktus, ten kažkas atidavė, nežinau. Pamanu, kad ten DC, ten tie Pumped Up Kicks, ten tie su tais tipo vaikščiodavau. Bet tie buvo pirmi batai, mažos, kuriuo taip aš išsirinkau, ką nupirktų man. Geras. Tai fainas prisiminimas, nes jeigu įsiminiai, tai reiškia, kad kažkas tikrai patiko. O kaip tavo, Alanai? Aš dabar, kol Lukas šnekėjo, aš prisiminiau, kad kažkokius pirkau Habitat ten. Nu, nes buvom skeiterių šopė, nes mano brolis ten tipo su BMX-u tipo raidino ir tiesiog kažkaip varėme trip shopą, dar būdavo tais laikais, tai kažką ten pasiėmiau. Iškirpsim šitą. Ne, bet kadangi nebėra, tai viskas gerai. Matau, kad nebėra. Viskas gerai, žinokit. Atsipalaiduojam laisvai ir parkiu. Tai gerai, kėdus mes apėjom, bet tada sugrįžkim galbūt dar, kur dar kėdus galima dėvėti, sporte, pavyzdžiui. Tad pradėk nuo tavęs, Alanai, sportas buvo tavo gyvenime kažkur, tai kažkuriam etape ir jeigu buvo, koks? Jo, buvo. Ką lankiau, tai pamenu, kad baseiną, tada krepšinį kažkiek, tinklinį kažkiek ir tiek ir, man atrodo, boksą dar jau dabar, bet nebeinu, žodžiu. Tai kažkiek buvo. Kažkas vienos tokios, kur užkabintų ir varytum per visą, nežinau, mokyklos laiką nebuvo, ne? Ne, kažko tokio nebuvo, tiesiog pabiški viską. Supratau, ir muzika greičiausiai kažkada. Nu, ten kažkada atėjo jau. Ok, dar prieisim prie muzikos, kaip tu, Lukai? Aš darydavau sportą, kuriam batų nereikia. Galiu dati kaip myslę, spėkat. Kažkas Extreme. Ir nereikia batų. Jaučiu, kur kapotis. Divingas, kapoeira. Kur nėra kur. Su redučiais, kai parką važinėdavau. Tai dėl to man batai nebūdavo prioritetas, redu tokius šūdinus. Bet tai, iškart, žinai, skate shopai, skaterimai. Aš toks senas vėl jaučiuosi eilinis, kodėl mes keičiam tokius jaunus žmonės. Mūsų podcastų kažkur 30% laiko sudaro mūsų mauninimas, kai mes seni žmonės. Visiškai gerai, eikim, klausykit prie muzikos, vis tiek jūs esate apie muziką, jūs visi žino per muziką. Ir mano klausimas, galbūt negi pradėkim ne nuo kažkokios Eurovizijos ar kažko, bet nuo kūrybos. Aš žinau dainą, kad vasara, kaip ten palauk, vasara galvoja minoras, ne, taip yra atsvadinas daina. Tai aš ją žinau puikiai, kitų dainų iki šiol, iki jūsų pasirodymo Eurovizijoje aš nežinau, bet pasiklausius tų dainų, aš suprantu, kad ten yra, toks liūdesys daug, ne, tokia melancholija. Kažkiek gal nežinau, ar galima tai pavadinti pykčia, bet visos dainos vis tiek labiau apie tą emociją, ne? Gal galite pakomentuoti, kaip tai, nežinau, ar teisingai aš galvoju, gal taip? Nu jo, aplink tą emociją. Jaučiu tiesiog, aš viską kuriu, tai kuriu kaip man kūrės labiau. Ir bent jau kaip aš matau apipavidalintą labiau
iš jautrios pusės projektą, pačią muziką, tai čia tokie jautresni momentai ir yra, kurie išsireiškia. Gal nėra, kad dabar sudarysiu liūdną gabalą arba piktą ar dar kažką, labiau tiesiog kas viduj ir tą tokį išsiventinį. Bet tai tu gyvenime, pavyzdžiui, gal gali papasakoti apie save tada, jeigu sakai iš vidaus, kas eina, tą ir darau, kas yra normalu, turbūt kūryboje tai yra sveikintina, tai yra liūdesys, melancholija, tokia romantika, įvardinkim, tai tu šiaip gyvenime koks esi? Irgi toks romantikas, toks liūdnesnis, kartais piktesnis, ar koks tu būni? Čipalna, jau čia geriau paklausti. Jo, labai gerai. Linksmolis, žiauras. Nes mes čia prieš pradedant filmuoti ir pažvengėm, ir nesąmonį pašnekėjom, toks, žinai, laisvė tokia ir panašiai. Priklauso nuo dienos ir nuo kaip sekės. Ir kelintą atsikėlė. Jo. Jeigu šeštą. Ką žinau. Nežinau, čia žinai, kaip liūdni žmonės dažniausiai būna linksmi, nežinau, ar čia make sense ar ne, bet... Make sense, kad turbūt savo... Bet man tai nežinau, neustrigo kažkaip, atrodo, okay. Nežinau, nieko nepastebėjau. Jis gal slepia, žinai, varys repeticijas, pailiu kokį kartą. O, ir štai tas nusišnekėjimas. Aš prašau, šitą galim skirti. Ne, gerai, tai gerai, prie kūrybos priėjom, tai galų gale jūs... Tu šiuo atveju turbūt prisėdai prie dainos, kuri tapo Euroviziniu jūsų hitu ir vėlgi turbūt viskas vyko tiesiog laisva vaga, ir ar tu prieš sėsdamas kur tą dainą galvoji, kad tai darai Eurovizijai? Ne, negalvojau. Dariau kokius 2 metus prieš kažkur. Ai, tu 2 metus kūrei šitą dainą, ne? Ne tai, kad 2 metus kūriu, aš tiesiog pastoju visą laiką kažką kūriu ir dažniausiai neišleidžiu tą, ką kūriu, tiesiog palieku kažkokiam 5% padarytą ir ten tiesiog palieku nebeįdomu. Nu, taip, nebetrodo, kad potencialus kaip leidinys, kad išleis kaip singlą. Tai ir su šita daina tai buvo, tiesiog buvo labiau, nu, savo platinimas skilsų, ten tuo metu nebuvo, kad ten tiek su būgnus dėliodavau dainuose, tai va čia buvo jau toks, kur labiau jau su būgnais pažaista dar kažką. Nu ir tada, tiesiog palikau. Bet vis sėdėjo galvoj man tas gabalas, nežinau kur, kokiam formate jisai tiktų, nes kažkaip manęs tai nebuvo, kad labai tai būtų tikęs kaip dainą išleisti tiesiog. Bet tada, kai jau pradėjau galvoti, kad gal nuvaryti Euroviziją, galvoju, kas čia tiktų. Ir kažkaip man visai atrodo, kad tinka varyt. Bet labiau atrodo dalinai net protesto tipo pusėj. Nes ir iš visos diskografijos palyginus toks labiausiai trankus ir piktas gabalas. Ir, nu, toks tipo aršesnis, kur ir šiaip tipo net pats privengdavau ant tiek jau eit. O tada atrodo, va čia eini į teliką, tai gal netgi ir temą jau daryti aiškiai jau, ką nori. Tai jo. O tu atsimeni, Alanai, pavyzdžiui, kai atsinešė Lukas į studiją šitą, tarkim, kūrinį, iškart jie apie Euroviziją. Pirminę versiją. Ne. Kažkaip ne. Nes man įdomu, žinai, kaip tas jūsų kūrybinės diskusijos dar vyksta, žinai, nu vis tiek tu sukūri dainą, spėjos, susirenkat ar ne tada į krūvą ir tu duodi kažkokiu tai demuškiu pasklausyti, ne? Jo. Ta prasme, dažniausiai tos demuškas klausom, kai aš atvarau pasimti Luką iš namų mašiną ir tada Lukas sako, ar galiu prisijungti prie Bluetooth. Nu jo, tipo. O tai būna, kad daug atmetat jūs kaip grupė pasiūlymų kažkokiu tai? Ne. Okay, tai o esat atmetę, ką nors? Atmetę tai... Tipo, paleidžia ir toks, wow, okei, ačiū. Ne. Už pastangas. Ne. Bet čia, žinai, čia yra... Tai sutampa reiškia. Jo, labai geras dalykas, atradęs vienas kitą. Kaip atradot šiaip vieni kitus grupiai? Per kitus muzikantus, realiai. Nes jūs turit ir kitokių projektų, ar ne? Nežinau, ar visi ir kažkaip taip, ar ne? Vienas kitą pamatėt, susibendravot ir kažkaip susibūrėt? Mane pasiėmė tai, nes aš su Jokūbu mes studijavom toj pačioj vietoj ir tiesiog sakė, kad reikia gitaristo. Tai tiesiog ten susipažinom, tai per ten ir pakvietė. Okay. Čia kaip krepšinį būna ir, žinai, reikia aukšto. Turim aukštą. Panašiai buvo, sako, reikia aukšto. Ir gitarą dar groja. Bet čia ir tiksliai, labai sukaš, panašiai. Gerai. Bet aš dar turiu vieną apie šitą. O kaip tu nusprendai, kad čia yra Eurovizijos gabalas? Ir kaip apskritai buvo, koks virsmas, kad sėdė ir taip, blemba, reikėtų Euroviziją? Ar nebuvo net tokio momento, ar kažkas rekomendavo, ar, kaip minėjtum, protesto formą, kodėl, vis tiek, sutikim, netikėtas toks posūkis. Man pirminė idėja buvo, kad varyti Euroviziją, kad tiesiog atrodo toks pats momentas visai įdomus būtų tas atrankas nueit.
ir tada pagal ją vat, adaptinau, ką aš ten turiu. Tai tada ir paėmiau aš tą dainą, tai nežinau. O kaip tu? Tu norėjai Euroviziją ir buvai tas, kurį reikėjo kalbinėti, ar... Pradžiai tai nebuvau žiauriai hyped, tiesiog buvo keista pereiti iš tos alternatyvios scenos į teliką. Tiesiog, bet paskui tipo, kažkaip Lukas moka labai gerai įtikinėti. Manipuliuoja. Nu, čia bus gerai. Nu gerai, pasitikiu. Nu tai tiesiog į tokius bangerius kukina, tai tiesiog pasitikiu. Jo, bet nemelavo, žiūrėk, sakė gerai viskas. Visiškai nemelavo, labai gerai. Aš man vėlas dar atsimenu, kai dar biškis seniau buvau, dar šnekėjęs su Eurovizija, Alnas dar buvo visai fresh bandą, sakė, išeisiu iš bandą. O rimtai? Ką čia sėdi? Nu, blemba. Pasakau, kad įtikino. Per laiką, tai pabiški. Na, žinai, ten jau kitokie laikai dar buvo, žinai. Šiaip smalsu, kuo dabar įtikinsit, koks kitas galėtų būti. Toks irgi... Tai didžioji Eurovizija įtikinti pasaulį. Net šitą jau įtikino, dabar kas kitas bus. Ne, tai jau nuo Europą dabar. Šoks su žvaigždė, manau. Reiks pagalvoti, bet reiks pagalvoti, jau po Eurovizijos to reiks galvoti kažką dar įdomaus. Bet, tipo, į Euroviziją jūs varėt realiai reklamas pasidaryti, aš taip spėju, ne? Parodyti save, kad pamatytų daugiau žmonių jūs, ar iškart varėt, sakant, žiūrėk, su šito mes tiesiog laimim ir varom į Europą. Šiaip nebuvo labai dėl reklamos, nes toks netrodė, kad tokia publika iš vis telika sėdi, kokią mes darom muziką. Man gal labiau atrodo rizika net savo auditoriją kažkiek praras, dėl to nesėdė alternatyvų ir kaip ir mano įsivaizdavimu buvo, kad visai antiteliko žmonės ir visai ten tipo cringe ir panašiai. Jo, nuskaitykim, kaip bandas irgi, kaip nenorėjo, tai labiau atrodo rizika ties tom, kad prarasti auditoriją arba bent jau kažkaip pasikeisti tame vaizde, nebebūtų tokiais organiškais ar kažkas tokio. Tai buvo labiau tiesiog toks nueiti ir pabandyti ir kažką parizikuoti ir tiesiog pažiūrėti, kaip seksis, vietoj to, kad ten bandyti kažkokio, nežinau, reklamos pasidaryti. Nes sunku tokiai muzikai, ten per teliką irgi tos reklamos nesuras. Daugiau vis tiek jaučiu. Žodžiu, nesvarbu. Tai labai fainai palėtė į tą buvimo savim faktorių, kad jūs būnat savim alternatyvai, išeinat į teliką, kur galbūt kažkiek yra ir tokio diskomforto, bent jau pradžioje aš įsivaizduoju. Bet jūs, mano akimis, aš aišku nepažįstu jūsų kaip žmonių, bet jūs tą savitumą išlaikėte, ne? Jūs nepametėt savęs šiaip scenoje būdami su savo daina? Ne, tai kažkaip mūsų ir buvo jau tas pradinis momentas, kad tipo, tikrai ten tas bendras renginys yra ten tokių tų pasirodymų, kur visiškai ne mūsų tema ir gal net tokiu atrodo nefainiai, gal net šalia jų būtų, bet... Čia mano pardavimo momentas ir buvo, ką aš kaip įtikinėjau, tai kad tiesiog, kad būt savim, tipo, ir gal ir tame pačio žavumo. Ir aš jaučiu, kad ir turėjo visai dalį, sėkmės, prie sėkmės prisidėjo šitas reikalas, dėl to, nes būtent nieko nebandėm, ten klausinėtų klausimų, mes tiesiog, jeigu, toks, tipo, ne per daug įdomus, taip ir atsakai, jo nebandai ten, pardavinėt dainos, ją ten apipavidalint kažkaip labai ten įdomiai, tiesiog daina. Taip. Tas bet ir buvo, kad jūsų buvimas savim įmetė ir šiokį tokį diskomfortą, ką turiu omeny, tai kaip sakai, kažkokie interviu dar kažkas ir tos antraštės ištrauktos iš konteksto. Tai aš kaip supratau, jūs labai užtrigerino dėl to, kas yra normalu, aš suprantu. Tai spėju, kad iš viso tas toksai bendravimas su žurnalistais turėjo, bent jau noras bendrauti su žurnalistais sumažėti. Dėl tų kažkokių tai dirbtinų antraščių. Mes niekada neturėjom noro su žurnalistais bendrauti šiaip, tipo, ir man tas kažkaip labiau, aišku, yra normalių tų žurnalistų, bet yra tokių, kur žiauriai annoying ir, tipo, atrodo, neturi žmogiškų ribų, tipo. Tai toks jau labiau biški turi iš savęs stovėti, nes šiaip, tipo, jie gali šūdinas antraštis rašyti ir tada, tipo, mes laimim ir jiem jau reikia kažkokių ir ten pasipasakojimų čia iš mūsų ir dar kažką. Tai gal tada jau reikia prisižiūrėti, ką rašai, tipo, nes mes jau ypač mes galim labai lengvai pasakyti, kad ne, tipo, nešnekėsim tiesiog, tipo. Žiūrėkit, kaip stalai apsisuko pono žurnalistai. Nes ir buvo jokingas vienas. Buvo tas kaip press conference tipo po finalo repeticijos. Ir tada mums buvo pirminis šokas, tipo, mumis atveda ir ten stovi, nežinau, kiek kokie, iki 10 gal žurnalistų, ten su mikrofais visi tokie prie sienos tokios ir visus atveda ir kaip tokias statulas pastato, tipo.
Ir tada tiesiog fotkina, masyviai fotkina. Šypsatės, ten kažką aiškina ir tiesiog man toks šokas, aš niekad, tipo, aš esu kur varydavo būdavo kažkas tokioj pusė ir kažką, kur tu bendrauji, ten, nežinau, vis tiek, aš esu Lukas, tipo, o ne kažkoks dabar objektas, kurį fotkins, tipo, ir kuriam čia dabar pasakoja kažką ką daryti. Tai, tipo, tai tenais tada toks visas pirminis impressionas ir tada klausinėja ir irgi klausinėja, tipo, kažkokių durnų, aš nežinau, ar pilnai realiai nori išprovokuoti, bet, tipo, buvo, kur aš ten kažkaip ir susierzinu, man rodos, ten kažką klausė, tipo, apie čia beprasmę dainą ar kažką tokio ir aš toksai, čia menas, tipo, čia aš kuriu, tipo, ne viskam reikia paaiškinimo kažkokio, čia ne viskam reikia už rankos laikyti žmonės. Nu, žodžiu, ir, tipo, ir tada klausė, kodėl atvarėte Euroviziją, tipo, ir aš kažką ten bandau pasakoti, sakau, tipo, sužinojom, kad ir nėra sunku patek dar kažką, tada pist po valandas atsiranda straipsnis, kad Tarsis dalyvauja Eurovizijai, nes lengva patek, čia dar prieš laimint, taip aš nekam backstage, sako, jis nenorit visiškai laimėti. Ir kitas lengva laimėti straipsnis. Bet, blema, iš tikrųjų, čia taip žiauru yra ir man labai liūdna, kad va, tie žurnalistai kartais daro dėl paspaudimo, ne, clickbaitą žodžių daro, kuris yra nenuoširdus, o kad tik paspausti ir paskaityti. Čia yra didžiausia pieva žurnalistikoje, tai nebūkit tokie brudai ir jeigu žmogus sako vieną, neparašykit kitą, okei? Sutarėm? Žinau, kad nežinau. Jau matau, kad apie tave parašys dabar. Taip, aš nebegaliu dabar tiek kalbėti, man atrodo. Žygimantas Gečas aiškina žurnalistams, kaip reikia dirbti, žinai, tai ja, nu kaip nors išgyventi. Padarai geriau. Tai gerai, tada bet kokiu atveju, kad už tokius straipsnių paleidimus, normalu, kad kai kurie galvoja, tie tai susireikšminė grybai, žinai, o dabar aš einu parašysiu komentariuką, žinai. Nu ir žodžiu, heitas. Social media pagrindė turbūt. Social media apskritai visas heitas ir kaip... Kaip ten sekasi? Ja. Einat skaityti komentarų. Kai jau laimėjom, ten sekmadienį grįžom, mano tėvai atvažiavo pas mane. Apsiverkinęs dėl komentarų. Ne, mes tiesiog su mama skaitėm ir žvengiam. Tai liuks. Nu šiaip kūrybingi iš tikrųjų, tos crazy, ant kiek, tipo, iš tikrųjų, kai kurie tokie ten, ant kiek čia lievai. Nu jie ten užsimarinavę, turi pasakyti, su visa analizė, su analizė, kodėl lievas yra, ne? Pusę metų kaupė tą tekstą ir tokia, dabar yra kur parašyti. Aš tikrųjų kartais galvoju, kad jie turi Excelį, žinai, savo ir tipo komentarai įvairūs, tipo paskaitai išsirenki, šitas dabar tiks pagaliau. Heito Excelis? Jo. Dar žiūri pagal engagementą, tipo, kurie laikų daugiau surinka, kur geriausiai performina. Žinai, kaip žurnalistai, jie irgi taip pat. Galėtum su ChatGPT. Bet man patinka, tipo, kur dar, pavyzdžiui, parašo kokį heito komentarą ir kažkas tada pareplaina, kad, tipo, nebestumk, viskas čia gerai, ir tada atrašo, ten tylėk arklį, kažką tokio, konfliktai jau vidiniai kyla. Vidinių konfliktų Excelio neturi, žinai, reikia iš savęs kažką. Rašy, kur privažiuosi, tada jau, žinai, tokius privažiuosi. Šitie būna geri legendiniai. Tik tokie pagrindiniai. Tai gerai, tai šiek tiek dar sugrįšim prie tų komentarų. Taip, kaip matau, užmetė akį komentarus. Aš pačiai pradžiai labiau, po to kažkaip Facebooko jau nebejungiau. Dabar nebėra straipsnių, tai nebėra po kam komentuoti. Tai dabar Facebook'u vėl naudoju. Tuoj bus. Buvo dabar vėl, kai išleidom tą bažnyčią į laivą. Jo. Ten tipo... Kaip bedievis išvadino kokiais. Nu jo, nes tiesiog žmonės nebežino, kad ten realiai tiesiog vyksta koncertai. Pastovi. Wow. Ir čia rimtai, aš nemačiau iš kur komentarų. Aš tai irgi nelabai ten skaičiau. Tokią stumiklą atidarė. Aš tai kažkas netinka, ne? Čia labai tipo, taip paprastai tariant, ten šventvagystė, kaip čia taip galima bažnyčiai tokią muziką groti, čia velnė prikviesti. Tai ir darom. Tai ir darot. Ir jeigu velnės ateis, jisai palaikys jūs, žinai. Velnė prikviesti. Gerai, tai paminėjot bažnyčią, paminėjot būtent tą versiją bažnytinę su choru, pavadinkime ją taip. Velnio kvietimo daina. Velnio kvietimo daina, tai atrodo, skamba įspūdingai iš tikrųjų. Man asmeniškai, tarkim, viskas gerai, aš tos dainos šiaip laisvalaikį nesiklausau jūsų, ne, tiesiai šviesiai, bet jinai man užstrigus yra vienintelė iš Eurovizijos, bandžiau atsiminti, kitą dainą neatsiminiau. Ir ta bažnytinė versija, privertė šiurpuliukus, žinai, prabėgti pro kūną. Idėja patys susigalvojot, kažkas pasiūlė, nes choro gale jinai automatiškai tikrai duoda žiauriai daug ir labai kitai atrodo. Aš prieš einant, man rodos, jau kaip ant to gabalo mes įrašinėjom Eurovizijai, tai atrankai tada jau turėjau idėją, kad reiks padaryti, nesvarbu kaip seksis tą dainą, kad padaryti šitą reikalą. Labai įspūdingai. Ir mačiau, kad pasaulis sako laiką, ne?
Jo, visai normaliai. Ir dar šoksiu ir prie to paties, ir tos komentarus dar paliesiu. Šiaip pagalvojau... Nespoilink, ką darysi. Aš tiesiog čia tam žmogui. Gerai, komentarai būna lietuvių ir užsieniečių. Parašo lietuvis šaunuoliai ir parašo užsieniečių šaunuoliai. Yra skirtumas? Viduj. Nu, tipo, labiau vertinat užsienio kažkokius tai komentarus ir atsiliepimus ar lietuvių? Sunku pasakyti, šiaip jeigu ant pasirodymo, šiaip jaučiu gal nėra labai, kad skirtus, bet dabar jeigu motyvas yra surinkti užsienį daugiau balsų, tai jau labiau tada rūpi užsienio komentarai, bet ypač dabartinės dalykus, tipo, ką čia vis tiek darome Eurovizijai. Taip. Bet šiaip tai vis tiek, manau, nėra per daug didelis. Ja, šiaip algoritmas mano pagedis yra tik tokia, matau labai įvairaus turinio, bet kas susijęs su Eurovizija buvo, tai mačiau pagrindė Espresso Macchiato ir jūsų, kur tipo, reaguoja žmonės, žinai, ten Britai, tada ta Latvių versija, turbūt matėte, aišku, kur moteriškas dainuoja. Tu matai irgi? Mačiau, tu man baisintės. Jo, tai mane pasiekė irgi, kad visai, tai aš nežinau, ar čia algoritmas tiesiog mane targetina, kad man įdomu šitas regionas, ar iš tiesų yra tiek pozityvių reakcijų internete, tai, o kažką sekat socialinėse tinkluose, laikinat, dalinatės po to tokius dalykus ar ne, nes kodėl užsiminiau apie Espresso Macchiato, tai aš matau, kad Tommy Cashas visais pasidalina realiai, kur išmeta kažkoks video, kur perdarė ten kitos šalis jo tą klipą, jisai šerina tos dalykus, jūs kažkiek engage'inat per šitą, ar stengiatės pasyvesni, nežinau, būti tose socialinėse tinkluose, tik tokia šiuo atveju. Tik tokia aš... Nelabai nieko mes. Užmirškit paskutinę sakinę dalį. Socialinės tinkluose. Tai Instagram'e atsirenkam gal labiau. Kolebinį postą turim su Latviam. Tos jau to. Bet jo, labiau atsirenkam, nes daug yra tipo visko. Tai, ja. Ir net būna tiesiog jau dienų, kur visiškai net nečekina tipo tų dalykų, nes vis tiek per daug. Tai labiau savim išlieka, nes Tommy Cashas all-in išėjęs yra viskuo dalinasi, kiek įmanoma bando pritraukti ir matosi nori laimėti tiesiog, o jūs išliekat savim labiau dar. Ir nenorit laimėti, nori pasakyti? Čia nauja antraštė, kad tarsis nenori laimėti. Tarsis net nenori laimėti. Net nesistengia dalinti, žinai. O gerai, čia aš šakinėjom, aš per klausimus, bet kadangi vėlgi palėtėm ir Euroviziją, palėtėm žmonės ir normalu, kad jūs norit gauti dėmesį iš užsienio, tai galbūt jūs turite kažkokių tikslų tarptautinių. Ateityje nekalbu apie Euroviziją. Čia gal nuo rezultatų priklausys. Jo, bet šnekėjom tiesiog, kad norėtume pagrot kažkur ne Lietuvoje užsienį, susukti kokį turelį. Bet įsivaizduoju, kad šiek tiek keist kūrybą link anglų kalbos, tarkim, tokiu atveju, ar vis dėlto kaip tik bandyti turėti autentiškumą, lietuviškumą ir bandyti su juo eiti? Ne, tai su savo dainom. Tikrai nerašyti tam dainų. Net ir nekeičiau. Jaučiu, jeigu net ir su užsieniu sektus, vis tiek lietuviškai daryčiau. Gal šiaip manau, kad tema. Ne, aš sakau, neįsivaizduoju, kiek pavyks iš viso į užsienį, čia dar tolimi. Nu, čia faktas, suprantama, kad tai yra toli, žinai, aš tai galvoju, gal netyčia kažkokių ten planų turėjo ten long term, jo, mes norim čia būti, žinai, kaip, nežinau, Måneskin buvo, ne, kad ten išbūmino visame pasaulyje, kaip pavyzdys. O patekus į Euroviziją pasikeitė tavo kūrybos procesas kažkiek, ar pati muzika? Vis tiek, kuri turėjau, ar pastebėjai, kad kažkoks yra pokytis? Dabar tiesiog labiau kokybiškai stengiuosi. Dabar jau biškai keltas tom dalyką, tas pačia kūryba, tai nesiskiria niekas. Nepastebėjai, kad dubstepo atsiranda kažkokie motyvai kūrybai? Ne, gal tipo labiau tiesiog motivacijos ir to noro kurti atsiradė yra ir laiko, tipo, nes aš prieš tai dirbau, tipo, tai iš viso... Tipo, ant tiek viskas tait buvo, kad net nebūdavo valandos, kada per dieną gali prisėsti iš vis kažką pakurto, dabar jau yra vis tiek šiek tiek laisvo laiko. Ir environmentas toks yra vis tiek, tipo, aplink muziką, aplink kūrybą ir panašiai, ir tas padeda kurti. Tai kaip tik geriau. Aš jums kaip kūrėjams, kaip muzikantams, kurie kaifuojat nuo savo darbo, nuo savo veiklos, turiu dar vieną klausimą, kaip sekas su oriniam gitarom? Nu, kaip su oriniam gitarom? Aš irgi noriu paklausti. Tipo, ką veikia ant scenos, kaip smagu yra tas? Realiai, ar jūs stengiatės tik pat įdėti jėgų, žinai, ten nepadaryti taip, kad nepaspaustum stygos vienos, žinai, su gitara, ar tiesiog varot beleką vos ne ir viskas? Nu, kai nieko nesigirdi, ką groju, tai aš maždaug į tą pusę groju, ten 7% tą sugroju, bet tiesiog jeigu žinai, kad tipo
Aukštesnės natos tai paėmė ten kažkur aukščiau, kai žemesnės, tipo varai žemiau, tipo kažkaip taip. O nekirto kažkaip, nežinau, viduj ar per galvą, taip liaudiškai tariant, nekirto, kad, nu taip reikia daryti, kad negali groti gyvai. Nu, buvo keista, tiesiog sunku išlieti tą visą emociją, kad čia, tipo, viskas žiauriai smagu, kai feikini, kai groji, kai groji konsus, tipo, aišku. Tipo, Guitar Hero žaidė realiai. Ja, bet negauni ten pointsų, nes... Rezultatų jo nematai. Nu, nepajungta, kad... Galėtų sufleris būt, kur bėgtų, tipo, mygtukai. Nu, tai jo, tai tiesiog visai sudėtinga buvo persilaužti ir per repeticijas, tipo, kind of toks awkward visai jauties, kur eini ten prie veidą žiūrė toks... Nu, bet žodžiu, persilaužimas įvyko, ne, ir let's go, dabar turim, kaip sakant, pripratimą ir supratimą tiesiog, nu, toks yra konceptas, ne, ir that's it. Ja. Gal ir gerai, kad nereikia groti mažiau parintis. Šiaip iš tikrųjų, aš galvoju, negali suklysti. Kad yra jam parintis. Tavo vienintelis parkės lieka, vokaliai dar reikia viską žinai. Gali jį kaltinti, problemų, aš taip gerai sugrojau. Man rodos, jau buvo tokie, tipo, kur... Aš tai gerai sugrojau. Ok, o tai proga vėlgi, užkliuvom dainavimą, nuo kada pradėjai dainuoti šiaip gyvenime? Nuo vaikystės jau kažko. Labiau tiesiog iš savęs, ar kažką lankėjai, nežinau, muzikos mokyklą ar kažkas? Iš savęs, man rodos, būdavau toks kažkoks dainuojantis vaikas ir tada po to išvedė mane pas vokalo mokytoją, po to ansamblį dainavau, tai visą laiką dainavau. Žodžiu, dainavimas nuo vaikystės, kaip sakant, tu net nesupranti, kaip būtų kitaip turbūt greičiausiai, ne? Jo. Okay. Kad jau vaikys nukeliam, gal pareitinguojam, grįšim į vaikystę. Pareitinguojam. Tai trumpa pertraukėlė. Dabar džinglas. Grįžom. Kiekvienas džinglas vis prastėja, bet nieko. Taigi, turim reitingą. 10 dalykų. Nežinau, sakė, TikTok'e nelabai lankotės, ne? Tai tenais labai dabar bujoja kelias į žvaigždės reunion. Ar jūs esate bent kažkiek matę, žinot kažką? Tai... Bet čia tų legendinių, tipo grįžtų visi Baggy B, Radžis, nu visas elitas. Mes praradom jas ką tik. Aš buvau žiūrėjęs, kaip čia prieš kokias 2 savaitės kažkokią iškarpą iš tenais. Ačiū Dievui. Labai gerai. Tai... Aš jūs užvesiu su dainom dar, žinai. Kažkokį išmetą už kažkokį tokį ten. Žygis kažkiek padainuos, parodys gal paveiksliukai, jeigu reikės, tai žodžiu. Čia yra 10 Lietuvos muzikos legendų, norėjau sakyti, bet ne Lietuvos televizinės muzikos legendų, gal taip galima taip sakyti. Tu vis tiek labiau politkorektiškas. Labai gerai, taigi, labai gerai. Labai puiku. Tai va, tai yra 10 muzikinių legendų ir jums reikia sureitinguoti nuo 1 iki 10. Tu nežinai, ką ištrauksi, tai ištrauki pirmąjį, Jonas Jonaitis ir dedi į 1 iš 10 vietų. Pirma vieta yra tavo favoritas, 10 tavo mažiausiai patinkantis. Tai galit po vieną traukti ir... Jau mes komandiškai. Kaip jums jaučia? Nu gerai, man dabar, man pačiam įdomu šitas 10 yra. Tik aš žinosiu. Vilija. Gerai, ar žinot Viliją pirmiausia? Čia gal tak ir buvo atrankoje? Kur laimėjo Euroviziją Lietuvos kadaise su daina Attention. Jinai dalyvavo didžiojo Eurovizijoje. Bet jinai dalyvavo ir šiemet taip atrankoje. Čia mano visiškas krašas buvo Kelių žvaigždės. Mano krašas buvo visiškas. Nežinau, galim dėti 5. Aš tą patį galvoju. Gerai, jūs vienodai mąstat labai puikiai. Gerai, aš traukiu. Atsimenu, Vilijos dainą spjaudavau savo ir gaudavau. Ei, dedami pirmą sesę dabar. Ai, čia ta daina. Spjaudavau savo. Man reikia visas padainuot, arba kad... Tai jo, biškito keliam. Aukščiau keliam? Jo, aš tai... 3. Lemba, bet dar 10 liko seniai. Nu gerai, 4. Gerai, 4. Gerai, Ne, čia Vilija yra elitas. Jo, tu padainuok kažką. Tik nežemaičių. Grūdas. Ką Grūdas dainavo, nežinau. Aš tik žinau, kad ten patiko mergaitė man. Jo, Grūdas buvo toksai blogėti, žinai. Jo, jis labiausiai alternatyvus buvo, gal net sakyčiau. Jo, jis rūkydavo visą laiką ir jie nekskūrė dainą. Daktarai, Antoškė, Grūdas ir Dūm. Labai alternatyviai skamba. Na, man neatsimenu vienos Grūdo asmeninės dainos. Gerai, Grūdas blogėtis alternatyva Kelias žvaigždės. Nu, 10. Iš karto. Grūdai, atsiprašom. Gerai, važiuojam toliau. Man jau patinka. Man ir patinka, bet, taip, žinai, ir nejauk tuo pačiu šiek tiek. Man patinka labiau. Radžis. Ką daryt? Antrą, jo. Radžis. Nes man atrodo, dėl to nes geriausiai žinom gal tiesiog. Bet ir šiaip bangeriai. Ką daryt? Apie batus kažką dainavo. Atsiminė, nes batai. Ar gražus? Ne. Čia kartu su Agne. Čia Agne. Merūnas? O, Merūnas. Man atrodo, pirmą, ne?
Ne, Ne, Trečias? Trečią Radžis Merūną. tikrai už Merūną geriau. Kas? Radžis O tai geriau už pala, kas Merūną. pirmai liko. Aš tą patį pagalvojau, nes, žiūrėk, aš gal Merūną dabar jau netgi buvau pasiruošęs rašyti pirmą vietą, kai ištraukė. Ir tas į trečią, viskas gerai. Tai jau užfiksavom. O tai Merūną, jūs šiaip žinot, ne? Jis ten Jo, labai jo. rimtas operos. Tai taip. bičas. Professional. Gerai. Nu jo, iš tų visų likusių manos. Anatolijus. Pabundu anksti ryte ir mąstau apie tave. Nežinau kodėl. Šakia, aš 9. Gerai, bet. Čia dėl jo Dabar dainavimo. Norėjau dėti pirmą, bet padainavai dabar. Nežinau kodėl yra daina, iš kurios aš puikiausiai atsimenu. Tai čia vienintelė daina yra. Mes buvom Kažką dar turėjom. Salako miestų šventį, čia off topikas labai. Ir jisai ten buvo tipo atrakcija šventės. Mino. Ir jis 7 kartus dainavo tą dainą. Mino, Aš Italas. aš Mino į pirmą dėčiau. Aš kai vaikas buvau, man patikdavo. Lamino. Arba aš Gyva myliu karvė. mergaitę, kuri kvepia braškam. Yes, sir. tokia Aš daina turiu yra? mergaitę, Vienoj kuri pirma? kvepia braškė. Nenori dėt? Net. O Nenori pirmą kokia dėt? dar Aš tai- yra? Turime 5, Nesakys. 6, 7, 8 Lemba laisvas. visai low kažkaip. Nu, Nu, arba... galime penktą, kad Mino gal kažkas. Bet taip lemba, palauk, dar pagalvokim, kas dar ten gali būti viduje. Elito yra dar šiek Vudis, tiek. pavyzdžiui, ten buvo toksai. Nežinau, pažiūrėsim. A, šiaip jis buvo kelias žaidės, taip. Ką žinau, Ar čia bus, nežinau. aš palieku tau spręsti. Nu, žodžiu. Aš sakiau, kad pasitikiu tam, tai dedu į pirmą. Žiūrėk, taip ir Prašau. galvoju, Gerai. pradėsi pirmą, sakys, va, čia tymas, kaip ir sakėjai, išgirstys pasėjo seklytę, žinai, sakai, pirmą dėčiau. Gerai, šaunuoliai, tai Mino. Tai turim 5, 6, 7, 8 laisvas dar. Okay. Nu, Visai solidžiai čia gal nėra labai. Nu, aš tai neatsimenu, kas dar yra, tai dėl to Žinok, sunku Ai, nuspręsti. aš rašiau, bet neatsimenu. Nu, gerai, žiūrim. va kaip Vudis. tik. Manęs tau neišspręs. Aš tai į 5 tas. Nu, gerai. Vudis. Šiaip dabar kuria muziką. O ką čia bandai dainuoti, ką tik, kurį čia buvo? Kaip du kartu, okay. yra 4. Okay. Ne, atsimenu šitą budžio. Hitą, super. O jūs atsimenu šitą dainą, pavyzdžiui, 2 kartu. Atsimenu? Palačiai su geltonu buvo. girdėta. Taip, Nice. geltona dar buvo. Žinot, geltona atlikė? Jo, Baggy galima. Taip. Bagby. Baggy B. Tau. Ne, palauk. Ne. Tau, mano meilė tik. Tai 8. 8 ir galvoju. Taip ir galvoju. Palauk, kažką dar. Ne, gyvenu. Gerai. Jo, čia jau nesvarbu. Neįtikinti visiškai matau. Taip, bandžiau Baggy B ištraukti. Mano buvo mėgstamiausias, kai aš buvau vaikas. Jis reperis buvo, tai ir mano. Jo. O paskui labai kažkaip juokdavos, man atrodo, iš jo žmonės. Jo. Bernin. O, dieve, Bernin tai ištraukė. Jo, nes 2 kart grūdą buvo rašęs. Čia kelias žodės nedalyvavo irgi, ne? Taip, O palokainai dainavo. nežinau. Žinai? Kažkas bus su bučiniais, kažkas buvo. Bernin. Žodžiu, jinai mulatė moteris. Kas tuo metu Lietuvoje buvo neįprastas dalykas. Kaip tai Egzotika. būtų. Jo, egzotika tai buvo. Ir jinai buvo mulatė ir dėl to... Ir dainavo lietuviškai sulaužytų akcentų ir visiems. Wow, lietuviškai. Taip, dainuoja? mes šiandien kalbam tokį kalbą, žinai, nu, va tokią. Ir visiems buvo labai faina. Jo, tai gerai, 6 ar 7 vieta Bernin. Tai 7, jo. O, racist. Nu, Mes Rimiškis. O, Žmonės LT antraštė. vyrai vandens stikliniai niekada neieškom. Šiaip girdėta. Jis Nu, ką neįs laimėjo? padarysi? 6. Aš nežinau. Šiaip gali būti, kad vieną iš kelias žvaigždės jis laimėjo. Gali iš tikrųjų. būt. Ar Aš negaliu man pasakyti. nebesusigaudau, žinau. Jo. Rimiškis 6 vietoje. Tai gerai, vyrai, dabar visi po dainą. 10 vieta Grūdas, prašau. Taip, sveikinam. Anatolijus. Gerai, vardinam. 10 Grūdas, 9 Anatolijus, 8 Baggy B. Lam kaip keist skaityti šitos vardus. 7 Bernin, 6 Rimiškis, 5 Vudis, 4 Vilija, 3 Merūnas, 2 Radžis, 1 Mino. Nors kažkur laimėjo Pirmas Mino. solidus. Šiaip visai gerai įsidėliojot, galiu pasakyti. Nu, dėl Bernin kažkiek nejauku yra, bet nežinau. Tai mes tutam. Taip. Kol nepasakėjai, viskas buvo gerai, žinai. Aš irgi vaikščiau ir galvoju, kaip nepaslyst ant šito ledo, žinai. Gerai. Pašnekėjom, o šiaip buvot, nežinau, žiūrėdavot, gerai, 10 metų nežiūri teliko. Tai tada jiems klausimas. Norėjau klausti apie projektus, žinai, ar kažkokį stebėjot ir panašiai. O tu šiaip, nu, Lukas sakė, nežiūri, projektų jokių. Nežinau, Lietuvos balsas, X Factorius. Aš Lietuvos balsą dabar pasimetu, žiūrėjau, kaip buvo tas dabar. Taip. Pažiūrėjau, bet šiaip tai retai. Gerai. Anksčiau dar žiūrėdavau, va, ir X Factor pažiūrėdavau su tėvais, su šeima.
Talentus būdavo vat, įdomu žiūrėti. Atsimni, kur dantimis grojo. Mikas. Mikas, jis yra Mikas. Gal tada dar Tiesiog žiūrėjai. galva Jo, aš linksti, tada tik- ir žiūrėjau. Čia kažkada buvo jau tas momentas, kada jau nebežiūrėjau. Tada, kai šitą pamatęs, suprato, kad gal aš nebežiūrėjau. Jeigu Mikas laimiks, žinau, Lietuvos talentas, taip darydamas. Bet šiaip pagalvoju, čia yra įspūdinga. Jo, man tai labai patiko. Wow, tu dantim Man groji. tai patiko, kad 10 metų po to teliko nebežiūri, va tai patiko. Šiaip geras. Nope. Paskutinį dalyką, kurį atsimeni. Gerai. Jo, šiaip aš turėjau dar klausimus prisirašęs apie kūrybą, pavyzdžiui, disonansas tarp to, kad ką nori kurti ir ką publika nori išgirsti, bet kaip suprantu, jis nesiremėti publiką, jums yra, kaip sakant, ne tas tikslas. Ne publika įtikto, įtikti savo ir savo viduje, ne? Gerai, tai šitą galim praleisti. O turi šiaip kažkokių tai ritualų, pavyzdžiui, prieš koncą? Nežinau, visi ateinat ir poteris pakalba, žinai, maldelė. Šiaip neturim. Nelabai. Nėra, Vėl nekviečia, gi sakė. Bet čia dainos metu kviečia, tai čia kaip ir ta, žinai. O pavyzdžiui, kažkokių, nežinau, tikų ant scenos savo firminių judesių momentų ant scenos. Turit kažkokių? Ne, aš tik pastebėjau, kad susikūprinau labai, nes nugarą pradės skaudėti at some point. Gitaros. Dėl to neskrolin gal daug, žinai. Nes aš manau, kad dar jaunesnė karta už jūs tikrai tokie užaug, žinai, tokioj formai bus jau. Nes visi tas telefonas įnėrė. O kaip tau, tai neturi kažkur ritualų? Pasakė žmogus vienintelis su telefonu dabar sėdintis. Tai aš vienintelis klausimas pasirašęs. Ne, šiaip turiu. Man tai ten tokie tiesiog dėl vokalų, kad gerai būtų. Tai, bet ten kažko tokio įdomaus nelabai yra. Susižiūrim ant scenos, pasišypsam viens kitam ir va toks. Padarom tą. Bet tai tu esi muzikos profas, sakėjai, pas vokalo mokytą, tai tu esi jau educated, ne savamokslis. Ne, aš gal labiau vis tiek savo mokslis, sakyčiau. Aš buvau muzikos mokyklai, išėjau iš muzikos mokyklos, gal nenoriu, aš tą muziką nieko daryti. Atmušė meilę, ne? Jo, labai. Mikas nuo televizoriaus, muzikos mokykla nuo muzikos buvo atsimušus. Podcastai nuo mūsų podcast'o atsimušo irgi, ne? Nuo podcast'o daugiau, paskutinis podcast'as. Tai žodžiu, tai ritualai, greičiausiai balso apšilimas kažkoks turbūt, ne? Ar nedarai ir tokių dalykų, ar varai? Na, kažkas minimaliai, labiau tiesiog, kad ten prisižiūrėt environmentą, nes... Jo. Gerai, tada grįšim dar šiek tiek prie Eurovizijos, varėt į Palabazilį vyks. Varėt kažkur filmuotis ten vinietės ar kažką, kaip ten vaibelis, kaip jūs sutiko Eurovizijos komanda didžioji? Žiauriai, fainai, tipo, čia apie tą įsėdimą, ne į tą taksą, nes mums paskambino, kaip pavadinti Timo, ta prasme, kas jis buvo atsakingas už mumis tiesiog. Nu, jis kaip produsas, tipo, to viso filmavimo. Ir sako, tipo, jūs kai išlipsit, jumis pasitiks, tipo, taksi vairuotojas, tipo, su kostiumu. Mes ateinam jau, tipo, belia kiek bičių, tipo, su kostiumu, žinai. Ir, tipo, sako, su Katarsio, tipo, to, žinai, parašyta Katarsis, tipo. Išeinam, nieko nėra. Prieinam prie, tipo, bičio, kuris arčiausiai buvo išėjimo, tipo, čia susišnekėjom kažką, jo, tipo, lipom, jau kaip susidėjom daiktus, jau lipom ir aš, tipo, su Kamilė, su vadyba, ta prasme, jis manęs sako, koks adresas, ir aš toks, bet, tipo, tu turėtum kaip žinoti adresą, ir toks, tipo, sakau, palauk, tipo, nelipam, sakau, paskambinam tam bičiui. Ai, tipo, ne į tą taksą, vos, tipo, neįsėdam, tiesiog, tai va. Bet čia šiaip, tas geras, žinai, aš galvoju, kad angliškai net nemokėtas bičius greičiausiai. Blemba, tipo, aš sakau, sunkiai, jo, sakau, tipo, you're here to pick us up, sakau, we're with the band for Eurovision. Yeah, sure. Nu, vos net, tipo, jo. Visi žodžiai, žinai, pavieniai, jam aiškus. Pick up, yes. Eurovision. Važiuojam. Važiuojam, gerai. Ok, sės, mokės pinigus. Ja, bet sakau, kad gerai, kad paklausė adreso, nes jeigu būtume pradėję važiuoti ir būtų paklausę, tada toks, Jo, paskui suradom tiesiog. Ai, bet vat, kas po to įsėdom į savo, jau tą, pas savo vairuotoją ir besėdėm, važiuojam. Ir jisai paleido Despacito, bet lietuviškai, kur baras atlieka Black Beatsapsai. Ir tiesiog klausom Black Beatsapsai. Tiesiog, jo. Bet tiesiog, kodėl Despacito, tipo Lithuanian hits, tipo Spotify. Kaip reikia... Kaip tas žmogus turi prie to prieiti, man įdomu, žinai. Tarp hitų tikrai nebuvo kažkur Spotify, ten, žinai... Aš net nežinau, kad yra lietuviška Despacito versija. Bet žinai, tipo, ant kiek vis tiek pasišventa savo darbui, kad pasiresearchina čia kokią šalį įmą ir vis tiek dainą suranda mūsų kalba, vis tiek smagu, jo, man tai labiau nice buvo. Jeigu jisai digino tiesiog lietuviškas dainas, užskaitau, jeigu jis digino Eurovizijos atstovus, kurios veš ir atrado Black Biceps dainą, tai tada... Ne, tikrai nemanau, kad jam taip įdomu.
kitos perspektyvos žiūrėjau, galbūt, žinai, taip susifeilino ir netaip suprato. Gerai, tai ką ten dar veikėt, kas ten buvo, kažkas gal įdomaus, kažkokių tai highlightų, ar tiesiog viskas, pavadinkime, atidirbo, atsifilmavot, papasakoti ir visą gerą. Tai mes, kiek mes ten buvom, Realiai- atvažiavam, pamegojom. Penktadienį atvažiavam, tarkim, ir sekmadienį išskridom. Taip, Ai, na, tai mes kada, aš nebepamenu, kada mes atskridom, tada mes varėm dar ten naktį pasivaikščioti. Mes pirmą naktį varėm pasivaikščioti, po tada kitą dieną visą ten rytą irgi pavalgėm, varėm pasivaikščioti tiesiog, tada visą dieną filmavom, buvom žiauriai crazy, tipo studijoje pas tokį negalim. Jo, tai jo. Ir Negalite skleis pas ką būt? Man atrodo, kad nelabai. Atskleisim idėją, kokia Okay. ten buvo. Supratom. Gerai, kad pasakei. Jau būčiau padėjęs, tipo. Ir mes kai nieko blogo nenorėdami, žinai, paslaptį išduodam, disqualified from Eurovision. Jo, ir tada nusifilmavom ir tada... Šiaip Šveicarijai daug kas muziką įrašinėdavo. Šveicarijai daug kas muziką varydavo įrašinėti apskritai. Ne, žmogui pabaigti. Jo, sorry. Bleisi. Ne, tiesiog pafilmavom, grįžom, sakau, labai noriu į šveicarišką McDonald's nueiti. Nuėjome Maką. Bet brangu labai. Kiek mes ten 4 išleidom? Ta prasme, Bet ten nebuvo dar tiek brangų, mes valgiam restikę, tai ten jau tiesiog, kad pavalgyt, nieko ten nekėlėm po tos, išleidom virš 200 eurų, man rodos, ar kiek ten, Jo, 4-5. Mhm. Ten kem eurų, man rodos, patiekalas. jo, Pasiėmė turim šašlyką, Aš šašlykiuką tokį, tipo, pasiėmiau. Kiek eurių. Kem 2 eurų aš toks. Okay. Ir aš toks, atsimenu, kaip man tėtis, tipo, dar parašė prieš tai, pavalgyk normaliai, negailėk pinigų. Gerai. Nusinti tėčių po to. Sąskaitą faktūrą tėvukui. Žiūrėk. Tėvas atsiunčia kur McDonald's, žinai, adresas tiesiog. Ok, nu ja, Šveicarija tikrai negarasėja savo pigiom kainom visame kame. Tai supratau, kažkokios, pasikrovėt emocijos, pamatėt kažką, bet ko nenorit išduoti, viskas yra ok, bet pamatėt, kad tai yra kietai, ne, iš tavo frazės pagavau. Tai lauksim, kokią ten jums vinietę susuks. Greičiausiai dar kažkokių čia papilmavimai tą vinietę turbūt bus ir vietinė kažkokiu, ar tik tai ten jau viskas jau padaryta? Viskas padaryta, man Jo, man rodos, super. kad ten pas juos tokia tema, kad pas juos dabar viskas vyks. Bet spėjau, kad jūs ten prie rezultato neprisidedat, jie tiesiog padaro, ne, ir jau pamatysit galutinį turbūt tais patys vos ne... Jo, ten realiai duoda idėją, bet tipo, ten tiek tą idėją gali ir keisti. Turėjom žiauresnę idėją, šitą galiu pasakyti, nes jinai jos nenurašė, turėjom ten... Pas juos yra kažkokia tradicija, kur su ugnim tokius strypus su deglais vaikšto žmonės, ten naktim ten karučius su pilna šakalių uždegtus tiesiog vežioja. Atsisveikinimas su žiemą ar kažkas. Kažkas tokio. Kaip užgavėnės vos, ne? Gal kažkiek, jo. Smagiau skamba. Tai tipo norėjo mumis aprengti ant tokių, tipo, kad neužsidegti ten drabužiais. Ir tada, kai mes ten su ugnim vaikštume naktį ar kažką, bet gaisrininkai neleido. Davė leidimą, bet paskui tipo pasirodo, ai, ne tas žmogus davė leidimą. Tipo galim, jo, taksistas tai. Atvarai viską pasiruošti. Ai, žiūrėk, dėl šitą viršau čia biškai vienas reikalas ir neleidžiu. Mes nenorim, kad bazelį sudegintumėt. Bet aišku, iš dalies, žinai, gal gerai, kad jeigu ten yra nesaugumo faktorių. Na, bet šiaip tai labai nice. Ta prasme, aš tikėjausi, kad bus kažkaip labiau viskas strict ir, ta prasme, nejauku, bet tiesiog šiaip labai komanda, labai viskas fainai buvo. Tai gerai. O miestas jau gyvena Euroviziją, ar ten vėliau užsikūrė visas tas? Mes buvom Ciurike. Jo, bet ir buvom Bazelį. Bet mes atvarėm tenais tik tais tą filmuoti, buvom ten tose skersgatviuose, kur mums reikia filmuoti ir tada su tem ir išvarėm, tai realiai net nematėm. Nes įdomu, yra tam plakatų, žinai, kažkokių ar dar... Kažkaip kur buvom, tai nematėm dar, ne. Okay. Tu esi pasirašęs dar apie prognozes, man atrodo, ne? Tu esi žiūrėjai ten... Aš pats nežiūrėjau, man įdomu, pasižiūrėk tu, ar verta statyti pinigėlių ir kiek verta. Žiūrėjot patys? Neskatinam, neraginam, nedaryk to. Žiūrėjot kažkokios prognozes, kaip bookmakeriai vertina jūsų šansus, ar irgi toks neaktualus? O norit sužinoti, ar nesakyti man geriau jums? Aš vieną kartą... Nieko per daug nevertinu. Vieną kartą gal mačiau, ten buvo tipo 14 tipo... Vietą. Nu, tipo... Aš mačiau, kur yra, tipo, kas pirmą vietą laimės. Ne tai, kad kas kokią laimės. Tipo. Okay. Tai ten sunku pasakyti, tai tiesiog net mažai šansų turi pirmą vietą laimėti. Bet... O kas pirmą dabar prognozuoja?
Švedų. Kaip visą laiką, žinai, kas nors. Kažką ten švedai. Švedai yra vieni populiariausias tarp potencialių laimėtojų. Nu, greičiau užsikrau kažkas. Manau, tave užblokavę yra dėl Aš pats užblokavęs. per dažno lankymą. Ai, va, žiūrėk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kamon, 14, 15, 16. Okay. Pirmą vietą. Nėra šansų. Ne, bet, žinai, Labai geras koeficientas. šiaip jo, jeigu užmestumėt praturtėt, manoma, labai nesudėtingai. Aš tai sakau, kad faktas, kad tie top 3 favoritai, jie greičiausiai rungės visą laiką dėl tų pirmų 3 vietų, ne? Bent jau man taip atrodo istoriškai. Bet kas ten toliau, kokiam 5-tukė, nu tai niekad negali žinot, man atrodo. Tai... Čia toks standartas surašė, kur visi... Būtent Švedija, Austrija, Prancūzija, Izraelis, Niderlandai. Tarsi pernai galėjai tą patį turbūt rašyti irgi. Nu žodžiu, gerai, Bernai, jūs važiuojate Euroviziją, dabar užsihypinę, nusiteikę, tai nežinau, gal turite kokią žinutę savo gerbėjams, draugams, fanams, ką norėtumėt pasakyti, kaip norėtumėt, kad jūs, nežinau, jūs mylėtų. Sveikatos. Laimės, sveikatos. Džiaugsmo gyvenime. Su gimtadieniu sveikina praktiškai. Ir gali dar pasakyti su gimtadieniu, tada mes užkirpsim ir bus kažkam su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Dar išvardink kokius populiariausius ten 5. Laura. Su gimtadieniu, Laura. Turėsim. Jie kažkokia Laura bus, tikrai neišsikirpsta dalį. Pala Paverio Lauros gimtadienis greitai bus, tai va galėsim siūsti. Tai labai gerai, imsim už tai pinigus. Ir sorry, tas pinigus užmesim už jūsų Eurovizijai. Per VPN gal balsuot galima kažkaip užlieti, šiaip ne? Skambint turi, taigi tai dėl to. Jo, ant skambint, man rodos, pagal ryšį. Iš operatorius, jo. Tai Latvija galit nuvažiuoti, man rodos. Arba šitas, taigi yra kažkokios tos programėlės, kur... Aš nepasakysiu pavadinimu, bet kažkaip padaro, jo, kad... Nu, tavo elektroninė SIM kortelė, ar kaip čia pasakyti? Greičiausiai tavo ir numeris sukuria kažkokį. Šiaip visai variantas. Pasidomėsim. Draugeliam kažkaip, žinai, pasakyti. Žodžiu, bet kokiu atveju, Davidai, tu nori kažko paklausti, nes man šiaip smagu buvo fainas mis pabendrauti. Aš, kaip ir minėjau, nefilmuojant, kad gera, kad pradžioj, žinai, atrodė, kad galbūt neatsipalaiduos, neatsiversit, bet labai fainai, manau, pakalbėjom. Tai aš jums linkiu su Davidu didžiausias tikrai sėkmės ten. Sveikatos, laimės. Sveikatos, laimės, linkėjimai. Jums irgi sveikatos, laimės. Neužmirškite užsispyrimo. O šiaip pats svarbiausias dalykas, kurį jūs ir turit, ir aš linkiu niekada gyvenime to nepaleist. Būt savim, kaifuot nuo to, ką darot, kažkam nepatiks, tai žinot, ką galite parodyti jiems. Nu, taip, tokį. Tai va. Excel. Savo heitą. Heitą Excel, aš išsivesiu, manau, tokį. Ačiū Jums, Kebra. Čia buvo dar vienas Sportland podcast su Katarisu, tai nepamirškit, palaikyti ir sekti. Priminkit datą. Eurovizija, didžioji kada? Nežinot, ne? 15. Gegužės mėnesį. Gegužės. Gerai, davai, irgi laikyti. Iki.